Leidinio Verslo žinios surinktoje konferencijoje ateinančių metų planus verslininkams pristatė ministras pirmininkas Andrius Kubilius, finansų ministrė Ingrida Šimonytė bei ūkio ministras Dainius Kreivys. Kalbėdamas apie 2011-uosius, premjeras bandė verslininkus nuteikti optimistiškai, tvirtindamas, jog turi jiems gerų žinių. Galim tikėtis, kad ekonomikos augimas sieks iki 3%, augimą ir toliau lems spartus eksporto atsigavimas, vėliau atsigaus ir jau dabar pradeda atsigauti vidaus vartojimas, bedarbystė liks nemaža, deficitas mažės iki 5,8%, o 12 metų biudžete bus numatytas 3% deficitas. Ko naujo reikėtų tikėtis? Pradėsiu nuo to, ko nereikėtų tikėtis. Tai pirmas dalykas, nereikėtų tikėtis kokiu nors grįžimų prie to, ką darėm 9 ir iš dalies 10 metais. Tai yra atskirų kokiu nors skausmingų atskiros eilutėse mažinimų ar kokiu nors staigių didinimų be struktūrinių reformų. Premjeras minėjo, jog daug dėmesio bus skiriama ir energetikai bei kovai su šešėlinė ekonomika. Tačiau kokių konkrečių priemonių kovai su mokesčių nemokėtojais bus imtasi, neminėjo. Finansų ministrė Ingrida Šimonytė patvirtino, jog mokesčių augimo, išskyrus kylančius akcizo mokesčius rūkalams ir dyzelinui, tikrai nebus. Be to, ministrė teigia iš mokesčių nemokančių asmenų sieksianti surinkti papildomai 1 milijardą litų. Tai tos ir yra problemos. Pirma problema yra šešėlinė ekonomika arba nedeklaruota veikla ar kita veikla, kai mokesčiai užuot nukeliavę į biudžetą nukeliauja į kažkieno kišenę. Tai romantiškiausias pasakymas tuo klausimu, kurį man teko girdėti, buvo, kad tai yra protestas prieš vyriausybės vykdomą politiką. Įdomi pozicija, bet tai yra tiesiog nusikalstama veikla, mano supratimu, dažniausiai, ne visada. Sutinku, kad kartais galbūt ir reguliacinė aplinka, pastumia įmonę ar žmogų šitaip elgtis. Bet dažniausiai tai yra tiesiog nusikalstama veikla, tos veiklos pelnas yra kapitalizuojamas, o kaštai yra socializuojami. Ministrė pripažino, jog ateinančių metų biudžetas suplanuotas su tam tikra rizika. Suplanuoto milijardo surinkti gali ir nepavykti. Tokiu atveju teks dar sykį peržiūrėti išlaidas metų viduryje ir jas karpyti. Konferencijoje kalbėjęs ūkio ministras Dainius Kreivys daug dėmesio skyrė praėjusių metų pasiekimams bei Europos struktūrinių fondų paramai aptarti. Jis džiaugiasi, jog skatinimo planu praėjusiais metais pasinaudojo daugiau nei 10 000 įmonių, o ministerija pasirašė sutarčių už beveik 4 milijardus litų. Ministro teigimu, ateinančiais metais likusi ES parama bus skiriama naujosioms technologijoms bei mokslui. Tai paslaugos, informacinės technologijos, biotechnologijos, švariosios technologijos ir mūsų tradicinė pramonė, kur chemija, inžinierija ir maistas. Finansų ministrė taip pat pridūrė, jog rudenį ES lėšų naudojimas paspartėjo. Kas savaitę išmokama maždaug po 100 milijonų litų paramos. Ir jei taip tęsis toliau, iki metų pabaigos bus naudota apie 3/4 visos Lietuvai skirtos ES paramos.